Sveiki, šitas video yra apie tai, kokiem klientam mūsų paslaugos yra labiausiai naudingos. Ne visiems, todėl kad yra tokių žmonių, kur turi tų pinigų, reikalai nespaudžia, pardavinėja kokį tai sklypą už 100 000, kur tikisi, kad nupirks kokią litagrą ar dar kas nors palei pagrindinį kelią ir nori 200 000. Tai tokiems mes padėti negalim, išskyrus labai retus atvejus, jeigu jie mokėtų mums abonentinį mokestį už darbą. Ta mes galėtume dirbti pastoviai jų naudai. Bet tai yra žmonės, kuriems nereikia parduoti, jie tik tais, jų tas objektas yra kaip loterijos bilietas. Jie nusipirkę bilietą ir laukia, kol tas skaičiukas iškris. Tai su tokiais dirbti tikrai nenorim. Dabar kam tikrai naudinga, kam reikalinga yra mūsų pagalba, tai yra komandinio reklamavimo, būtent pabrėžiu, ne kažkokio ten agento paslaugos ar kažkas. Komandos reklamavimas, tai yra didelė internete sklaida, laikraštį visur, daugiau akių pamatys. Tai tiem žmonėm, kuriem reikia parduoti skubiai, per artimiausius 2-3 mėnesius arba greičiau, ir jie nenori parduoti turto pigiai. Nes skubiai ir pigiai gali parduoti bet kas ir pats parduoti. Vieną skelbimą įdėk pigiai, greitai nupirks. Bet jeigu nori ir greitai, ir dar gauti maksimalią kainą, kokią tik tai gali gauti šį mėnesį, tai reikia daug reklamos, reikia komandos pagalbos. Tai būtent tokiem žmonėm mes galime padėti geriausiai ir atnešti didžiausią vertę. Nes esu daug girdėjęs, kad buvau kažkada bendravęs, skambinu po pusmečio, ar dar turit parduoti? Sako, blemba, žinok, sako, va, labai skubiai reikėjo, pardaviau ten už 1000 ten tą savo bendrabutį ir sako, išvažiavau į užsienį. Sako, tai ko tu man nesakėjai, aš tau būčiau 1,5 davęs. Nu va, sako, nežinojau, taip toliau. O tie bendrabučiai eina po 3, po 4. Nu tai vienu žodžiu, yra va tokių dalykų, kur žmonės dėl skubos, jie parduoda turtą savo pigiai, tai jau geriau kreipkitės į mus. Netgi mes paimsim 1000 eurų už bendrabučio tokio pardavimą ar brangesnio objekto ir vis tiek jūs gausite daugiau, negu kad patys atiduotumėt. Vat žmogus pardavė bendrabutį už 1000. Galėjo duoti 1000 mums ir būtų gavęs 2000 į rankas. Drąsiai. Nu, bet va, paskubėjau, sako, taip, anaip, kaip sakant. Žmogus stabdo mašiną, reikia pavežti. Nu.